Labą dieną. Šiandien pradedame kursą Ekoinovacijų diegimas rinkoje. Primenu, kad kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas sutrumpintai EFED metu. Projektas yra finansuojamas ES programos Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 kursų, webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centras mokymų vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal projekto partnerio Institut Arbeitentechnik Vokietija medžiagą. Primenu, kad šis 4. kursas yra vienas iš temos A socialinis verslas ir ekoinovacijos skatinantis pokyčiai kursų. Kviečiu taip pat išklausyti kitus šios ar kitų temų kursus. Šiandien mes kalbėsime apie inovacijų klasifikaciją, atsakysime į klausimą, kodėl ekoinovacijos naudingos verslui, ieškosime ekoinovacijų iššūkių ir diegimo kelių atsakymų, o pabaigoje pristatysiu kelias ekoinovatyvių projektų idėjas. Kasgi vadinama ekologinėmis inovacijomis? Truputį grįžkime į mūsų praėjusį kursą ir prisiminkime, kad tai yra bet kokios technologinės ir kitos naujovės, teikiančios verslui galimybės ir tausojančios aplinką. Todėl, kad jos turi mažesnį poveikį aplinkai arba taip pat užtikrina išteklių naudojimo efektyvumą. Ekologinės inovacijos yra glaudžiai susijusios su tuo, kaip mes naudojame ir kaip tausojame gamtos išteklius, kaip gaminame, kaip vartojame, bei su ekologiniu efektyvumu bei ekologinės pramonės koncepcijomis. Ekologinės inovacijos padeda mažinti išlaidas, pastebėti naujas augimo galimybės ir sustiprina įmonės įvaizdį vartotojų. Taigi, ekologinės inovacijos susijusios su naujomis paslaugomis, naujais procesais ir technologijomis, naujomis medžiagomis, naujais produktais. Tačiau bet kokiu atveju pirmiausiai tai yra inovacija. Todėl dabar kviečiu susipažinti su inovacijų klasifikacija. Išskiriamos kelios inovacijų klasifikacijos. Sakoma, kad inovacijas galima klasifikuoti pagal turinį, įgyvendinimo lygį, įgyvendinimo mastą, naujumo lygį, organizacinės ypatybes, patį pobūdį ar veiklos galutinį rezultatą. Toliau kiekvieną iš šių klasifikacijos dalių mes trumpai aptarsime atskirai. Taigi klasifikacija pagal inovacijų turinį. Kokiagi tokių inovacijų esmė? Tai yra produkto inovacijos, technologinės, socialinės arba kompleksinės inovacijos. Kaip matote, produkto inovacijos siekia sukurti naujus galutinius produktus, technologinės inovacijas, naujas technologijas, socialinės inovacijas, naujų valdymo būdų įdiegimas, kompleksinės inovacijos, kuomet mes kombinuojame produkto, technologinės ir socialinės inovacijas kartu. Taip pat inovacijas galima skirstyti ir pagal tai, kas jas įgyvendina arba kam jos yra skirtos. Taigi inovacija gali būti skirta žmogui, jie gali naudotis žmogus arba ją kurti žmogus, inovacija gali būti skirta įmoniai, ūkio šakai, dar plačiau visuomeniai ar valstybei, ar netgi ekosistemai ar visam pasauliui. Taip pat galima inovacijas klasifikuoti ir pagal jų įgyvendinamo mastą. Tai yra, gali būti vienkartinės inovacijos arba daugkartinės, tęstinės inovacijos. Taip pat inovacija pagal naujumo lygį gali būti radikali, kada visiškai sukuriame naują priemonę ir gali būti modifikuojanti, kuomet mes turimą produktą ar priemonę geriname ir ją tobuliname. Inovacijas klasifikuojamos ir pagal organizacinės ypatybės. Tai yra vidaus organizacinės inovacijos yra tos, kurios įgyvendinamos vienoje organizacijoje. Tarp organizacinės inovacijos, kuomet įgyvendinimo proceso atskirų funkcijų paskirstimas vyksta tarp skirtingų organizacijų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų instituto, konstravimo biurų, įmonių ir panašiai. Klasifikuojant pagal pobūdį, inovacijas yra kiekybinės ir kokybinės. Kiekybinės yra orientuotos į našumo gamybos apimčių didinimą, o kokybinės į gamybos valdymo kokybės gerinimą.
Klasifikuojant pagal inovacinės veiklos galutinį rezultatą mes galime išskirti šias 5 inovacijas. Tai yra fundamentinė inovacija mums sukurs mokslinė teorija, eksperimentinė inovacija produkto pavyzdį, bazinė inovacija, kuomet mes tą produkto pavyzdį arba prototipą išbandome naujoje konkrečioje organizacijoje, difuzinė inovacija, kuomet mes jau išplečiame, pritaikome naują produktą masinėje gamyboje. Ir galima išskirti sąlyginę inovaciją, kuomet naujo produkto modernizavimui yra taip pat reikalingas inovatyvus mąstymas ar inovatyvios priemonės. Pagal inovacijų poveikį mes galime išskirti 4 tipus. Tai yra ekonominis poveikis, socialinis poveikis, ekologinis arba kompleksinis poveikis, kuomet apjungiamos visos 3 ekonominio, socialinio ir ekologinio poveikio rūšys. Taigi klausimas, kodėl ekoinovacijos naudingos verslui? Iš tiesų, aplinką tausojantis verslas laikomas socialiai atsakingų verslu. Aplinkai draugiškas verslas tai verslas, kuris kartu su visuomenė tobulėja, sprendžia visuomenės vartotojų problemas. O be viso to pakeitus žaliavas, procesus, technologijas, įrangą atsiranda galimybė verslui sutaupyti pačiam. Taip pat inovacijos aplinkos srityje kuria naujas darbo vietas ir didina konkurencingumą. Be to, aplinkai draugiški produktai yra populiarūs, taigi vartotojai juos mieliau renkasi. Ir labai svarbu paminėti, kad aplinkai draugiško verslo galimybės dalyvauti projektuose ir gauti paramą dar labiau išsiplečia. Pastaruoju metu valstybės paramos priemonės yra nukreiptos į ekoinovacijų diegimą. Taigi net neabejojame, kad ekoinovacijos atneša nemažai privalumų. Vienas iš jų padeda taupyti. Taigi kaip ekoinovacijos padeda taupyti? Ką sako profesionalai? Siūlo atlikti energijos vartojimo auditą, aplinkos apsaugos gamybos technologijos auditą, įsidiegti aplinkos vadybos sistemas ir projektuoti ekologiškai. Visi minėti auditai mums padės nustatyti tam tikrus energetinius nuostolius įmonėje ir priimti priemonės, numatyti priemonės šių nuostolių pašalinimui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimui padės užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šios procesus standartizuojant ir taip padedant mums spręsti tam tikras aplinkosauginės problemas. Tuo tarpu projektavimas, ekologinis projektavimas mus skatina laikytis tam tikrų principų. Tai yra mažinti gaminių sunaudojamų žaliavų kiekį, energijos kiekį, mažinti kenksmingas medžiagas ir ieškoti to gaminio perdirbimo galimybių pasibaigus jo galiojimo terminui. Taigi, ekoinovacijos iš tiesų gali padėti mums sutaupyti. O dabar aptarsime ekoinovacijų diegimo kelią nuo vartotojų elgsenos iki pirmojo kliento paieškos. Vartotojų ir elgsenos supratimas yra svarbus, įvedant ekoinovatyvius produktus ar paslaugas į rinką. Netgi gali būti pavadintas kaip pačiu svarbiausiu. Įmonėms rekomenduojama atkreipti dėmesį į ekologinius aspektus šiuose vartotojų elgsenos dedamosiuose. Pirmoji – informatumas. Kaip mes didiname vartotojų informuotumą apie ekologiškus produktus ar ekologiškas paslaugas. Vertinimas. Kaip mes padedame vartotojams atrasti aukštesnę produkto vertę, todėl kad jis yra ekologiškas arba jis gaminamas naudojant tam tikras ekoinovacijas. Pirkimas. Kai produktai ir paslaugos yra perkami, tai yra, kaip jie pasiekia vartotoją, kaip mūsų vartotojai šitą produktą ar paslaugą traktuoja, ar juo pasitiki. Kitas žingsnis – pasiūlymas. Tai yra, kaip mes atskleidžiame, ką mes pasiūlome vartotojui, kalbėdami apie žalesnę produkto ar paslaugos vertę. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į laiką po pardavimo. Tai yra, kaip mes suteikiame, kabutėse, žalesnę pagalbą savo vartotojams po pardavimų. Kitas kelio žingsnis – idėjos patikrinimas.
Mums siūloma pasitikrinti idėją atsakant į šituos klausimus. Klausimus galite užsirašyti arba vėl grįžti prie šitos skaidrės po kurio laiko ir pergalvoti atsakymus. Taigi, kokią naudą atneš eko-inovatyvus produktas, paslauga ar technologija? Ir kalbant apie naudą, mes turime omenyje ne tik ekonominę naudą, bet ir socialinę naudą, inovacinę naudą ar ekologinę naudą. Kitas klausimas, kokią vertę šis produktas ar paslauga sukurs mūsų vartotojams. Tai yra, kaip mūsų eko-inovatyvus produktas ar eko-inovatyvi paslauga padės vartotojui išspręsti jo gyvenimiškas problemas žymiai geriau. Toliau atsakome į klausimą, o kasgi gali būti potencialūs mūsų produkto ar paslaugos vartotojai? Kam šita eko-inovacija gali būti svarbi? Ta mes galime atlikti pasiremdami ir rinkos tyrimais. Pastaruoju metu rinkos tyrimo atliekama iš tiesų nemažai, o ir šio pristatymo pabaigoje jūs susipažinsite su kai kuriomis svetainėmis, kuriuose būtų galima pasidomėti atliktais tyrimais. Toliau mums reikia sužinoti, kasgi mūsų konkurentai. Ar jie turi konkurencingų produktų ar paslaugų, kurie gali mūsų vartotoją patraukti labiau nei mūsų siūlomas produktas. Kokia mūsų inovatyvaus produkto vertė, lyginant su tais mūsų konkurentų pasiūlytais produktais. Taigi, kaip matot, savo idėjos pasitikrinimui autoriai siūlo keletą klausimų, į kuriuos atsakant galima rasti savo verslo kelią. Kitas žingsnis eko-inovacijų diegimo kelyje – strateginių gebėjimų įvertinimas. Inovacijų diegimas visuomet yra susijęs su naujų žinių perkelimu į praktiką. Taigi, įvertinant savo strateginius gebėjimus šitoje srityje, mums reikia atsakyti į kelius klausimus. Kokias žinias ir gebėjimus įmonės darbuotojai turi? Kokios yra įmonės stiprybės ar silpnybės? Atsakymai į šitos klausimus mums padės suprasti, kokios rizikos mūsų laukia ateityje arba kokias stiprybės mes galime išnaudoti diegiant eko-inovacijas. Kitas klausimas, kokių žinių gebėjimų mums trūksta ir būtina įgyti, norint išvystyti, įdiegti naują produktą, paslaugą ar technologiją. Čia mums padės ir sekantis klausimas, ar pakankamai yra išvystytas bendradarbiavimas su išorė, kad mes galėtumėm sustiprinti savo vidinius gebėjimus ir patirtis. Pavyzdžiui, kokias mes turime ilgalaikės partnerystės, su kuo mes susiję trumpalaikiais kontraktais. Ir sekantis klausimas pratęsia prieš tai buvusio klausimo mintį, ar mums reikia partnerystės su konsultantais, kitomis įmonėmis, kurios turi trūkstamų mums žinių, gebėjimų ar patirčių. O gal mums būtini mokymai, kad galėtumėm patys tas trūkstamas kompetencijas išplėtoti. Taigi, įvertinus savo strateginius gebėjimus, mes galime pereiti prie kito žingsnio. Taigi, finansavimo paieška. Ekspertai sako, ieškodamas finansavimo eko verslui, atsakyk į šiuos klausimus. Kiek lėšų reikia įvairiems uždaviniams spręsti? Ar reikia rūpintis fiksuotomis išlaidomis? Kokie finansavimo šaltiniai prieinami? Ar mes galime pasinaudoti asmeninėmis lėšomis, draugų, šeimos lėšomis, ar mums reikia kreditų, paskolų, o gal nuosavybės pasidalinimo? Taip pat verta pagalvoti apie verslo angelų investicijas, o gal skirtingų šaltinių kapitalų. Taip pat mums reikia turėti omenyje rizikas, kurios susijusios su kiekvienu iš šių šaltinių. Ir dar labai skatinama, ypač kai kalbama apie eko-inovacijas, kokios galimos subsidijos yra prieinamos iš viešų finansavimo šaltinių, valstybės parama, ES lėšos ir panašiai. Šis sritis yra pakankamai stipriai finansuojama pastaruoju metu. Todėl verta pasidomėti ne tik
savo ar kreditų paskolų galimybėmis, bet ir ES savo šalies galimybėmis finansuoti eko inovaciją ir mūsų verslo idėją. Na ir paskutinis eko inovacijų diegimo kelio žingsnis – pirmojo kliento paieška. Ekspertai siūlo, galvojant apie klientus, atsakyti į šiuos klausimus. Kokiagi mūsų verslo tikslinė grupė? Kas gaus didžiausią naudą, vertę iš mūsų siūlomos paslaugos ar prekės? O gal mes orientuojamės į verslas verslui santykį? Tai vėl kelia kitokius reikalavimus, kalbant apie savo tikslinę grupę. Kitas klausimas – kaipgi mūsų produktas pasieks pirkėją? Tai yra, ar mums reikalingas sandėliavimas, ar mes naudosimės mažmeninę prekybą, ar tieksime internetu ir kokiųgi tada paslaugų mums reikės papildomai užsakyti. Šitoks visas eko inovacijų diegimo kelias. Rekomenduojame jums grįžti prie kiekvienos šitos skaidrės ir atsakyti į klausimus, kurie padės suprasti, kokiusgi sprendimus mes turime priimti, kad mūsų eko inovacija sukurtų didesnę pridėtinę vertę mūsų klientui. Na ir šito pristatymo pabaigai kelios inovatyvių projektų idėjos. Čia jums pateiksiu informaciją apie tinklapius, kuriuose jūs galite surasti puikių žinių, puikios informacijos savo verslo plėtrai. Pirmasis eko inovacijų observatorijos tinklapis tai yra internetinė platforma, kurioje kaupiama eko inovacijų informacija. Čia jūs galite rasti analizių, gerųjų praktikų pavyzdžių, gausiai sukauptų duomenų. Šita platforma turi adresą ecoinnovation.eu. Kitas pasiūlymas tai yra InnoWater arba InnoWater viešojo ir privataus sektorių agentūrų specialistų, ekspertų ir klasterių sukurtas tinklapis. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės čia gali rasti nuorodas, instrukcijas dėl darnaus vandens išteklių valdymo ir inovatyvių sprendimų šitoje srityje. Jos adresas europe-innova.eu/InnoWater. Eko inovatyvių projektų idėjas jūs taip pat galite rasti ir dviejose šitoje skaidrėje siūlomose tinklapiuose. Tai yra Remake bendradarbiavimu paremta gamtos išteklių valdymo programa. Naudojant inovatyvią vaučerių sistemą, šita programa padeda smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms efektyviai valdyti savo išteklius ir skelbia, kad sumažina žaliavų savikainą net iki 40%. Adresą jūs matote, kviečiame apsilankyti. Kita svetainė Biochem remia įmonės, ypač smulkų ir vidutinį verslą, kurios gamina rinkai bioproduktus chemijos sektoriuje. Ši programa padeda įmonėms diegti modernės vadybos sistemas, stiprina ekonominį įmonių potencialą, skatindama aplinkos vadybos sistemų diegimą. Šitos svetainės adresas biochem-project.eu. Toliau kalbame apie dar dvi idėjas, tai yra EcoTrueFood ir EcoLink. Pirmosios svetainės arba pirmosios programos tikslas – išplėtoti maisto pramonės įmonių prieigą prie informacijos ir žinių apie ekoinovacijas. Svetainėje didelis dėmesys skiriamas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms dirbančioms maisto pramonės srityje. Ten jūs galite rasti informaciją, kuri padeda vystyti, testuoti inovatyvius produktus, pasirengti taikyti standartus. Šios programos adresas europe-innova.eu/EcoTrueFood. EcoLink Plus yra horizontali pagalbinė ES eko inovacijų platformos veikla. Ji padeda identifikuoti ir vystyti potencialias bendradarbiavimo sinergijas. Jūs, tapęs nariu, turėsite galimybės pasinaudoti tam tikromis paslaugomis, susirasti finansinių partnerių ir tapti labiau žinomais tarptautiniu mastu. Kviečiame apsilankyti tinklapyje, kuriame jūs rasite žymiai daugiau informacijos.
Pradžia tokia pati kaip ir prieš tai buvusio tinklapio, tačiau po skersinio brūkšnio yra ekolink. Toliau yra dar dvi idėjas – Eko-Innovera ir Ekopol. Eko-Innovera fokusuojasi į ekoinovacijų tyrimą ir vystymą. Tinklas apima 25 Europos partnerių organizacijas, kurios veikia mokslinių tyrimų ir jų viešinimo srityje. Taigi šitame tinklapyje jūs galite rasti tyrimų apie inovacijų diegimą ir aplinkosauginę politiką. Tinklapio adresas eko-innovera.eu. Ekopol tai yra tarptautinis viešos partnerystės tinklas, kuris siekia sustiprinti ekoinovatyvios politikos diegimą ES. Ekopol orientuojasi į žaliuosius viešuosius pirkimus, atliekų perdirbimo politikų sritis. Informacijos apie tai jūs galite rasti Ekopol svetainėje ekopol-project.eu. Ir dar keli projektai. Innovation Seeds tai yra interaktyvus portalas, kuris yra skirtas aplinkos tyrimams ir šios srities mokslinių tyrimų rezultatų viešinimui. Čia jūs galėtumėte rasti nuorodų į įvairias programas finansuojančias ekoinovacinius projektus. Adresas innovationseeds.eu. EcoWeb tai yra interaktyvus portalas, kuriame skelbiami smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms aktualių mokslo pasiekimų rezultatai. Čia viešinama informacija apie inovatyvias technologijas, produktus, procesus, žinias ir panašiai. Tinklapio adresas ecoweb-project.eu. Taigi jūs sužinojote apie Europos pagalbą, o dabar siūlau pasidomėti aktualiomis ES paramos verslui priemonėmis Lietuvoje. Labai kviečiu apsilankyti šiose svetainėse ir rasti savo verslui, savo verslo idėjai tinkamą rėmimą. Tai yra, jūs galite rasti programą e-verslas, naujos galimybės LT, procesas LT, RegioInvest LT, verslo konsultantas LT ir taip toliau. Visos šios priemonės yra nukreiptos į skirtingo lygmens įmonių ir skirtingų idėjų rėmimą. Kviečiame pasidomėti ir rasti savo verslui tinkamą finansavimą. Tikimės, kad šitas seminaras atnešė jums naudos, jūs daugiau sužinojote apie įvairias ekoverslo galimybės, o laukiame jūsų dėmesio kituose seminaruose. Dėkojame už dėmesį.